Tai iš kur ta paslaptis, iš kur ta mūsų stiprybė lietuvių yra, iš kur mes jos semiamės, kur mes jos ieškome? Na, tai čia aišku, kad viskas pasakyta, iš kur mes semiamės iš praeities. Bet labai daug priklauso, kokį požiūrį mes išlaikom ir kokį požiūrį mes turim į tą mūsų praeitį. Ir ką mes norim iš ten atsinešti. Ir kaip žmogus, kuris nuolatos turi tiesioginį kontaktą ir tiesioginę galimybę prisiliesti prie jaunų žmonių ugdymo, jaunų karių, jaunimo, kurie, kaip sakant, tik prieš keletą metų sulaukė pilnametystės, aš į tai žiūriu labai atsakingai. Ir aš suprantu, kad kiekvienas mano pasakytas žodis, kaip tas grūdas, jisai pasisėja. Ir ko gero daugeliu atveju nuo to sėjėjo priklauso, ar ta sėkla išdygs ar ne. Ir kaip tu visą tai pateiki, kur tu visą tai pateiki. Ir nuo to priklauso mūsų ateitis. Va tų žmonių, jaunų žmonių formavimas. Tai mano atsakymas į klausimą yra labai daug priklauso nuo mūsų pačių ir nuo mūsų požiūrio į mūsų formuojamą ateitį. Tikrai taip ir ačiū už jūsų didelį darbą tam, kad tiek šauktiniai iš Adolfo Ramanausko Vanago kovinio centro gautų tą dvasią ir žinau, kad Vadė jau keičia poziciją ir čia jūsų tas paskutinis jau renginys. Kas čia žino? Kas čia žino, kaip čia bus? Dar pakariausim. Kariškai kraštinis, ne paskutinis. Kraštinis. Robertas Juodka, kovinis šaulys, karo istorikas, gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdybos narys. Žinau, kad turime stabę puikią šautųjų ginklų kolekciją kardų. Iš ko tas plienas yra žmogiškasis plienas? Iš ko nukalti tikrą patriotą, tas, kuris norėtų kovoti už savo valstybę? Kaip tau, Robertai, atrodo? Na, kaip tik skaičiau šiandien apie Spartą. Iš tikrųjų, istorinė teisybė arba faktas, kad kai spartiečių jų sąjungininkai pakviesdavo spartiečius į pagalbą, tipo, priešai puolą, padėkit. Tai tada spartiečiai siūsdavo ne kariuomenę, siūsdavo vieną karvedį. Vieną karvedį, kuris išmokindavo. Vieną karvedį, nes vienas karvedys, spartiečiai, kaip sakoma, pagal savo esmę buvo drąsus, o drąsa, kaip ir bailumas, užkrečiama. Tai vienas drąsus užkrečia drąsa visus kitus. Tai iš esmės, kiekvienas iš mūsų turim drąsą užkrėsti visus kitus ir kaip ten, mūsų vidinė drąsa, mūsų vidinė jėga yra stipresnė už plieną, už metalą, už, nežinau, anglies pluoštą, už titaną. Dvasia yra svarbiausia. Moralė. Ukrainos mūšio laukai parodė, kad ir skaitlingesnis priešas ir atrodytų geriau apginkluotas ir visoks koks baisesnis, bet tavo stipri moralė, tavo noras jam plikom rankom gerklį išplėšti. Tai lemia. Ta prasme, tai yra kiekvieno mūsų vidinis nusistatymas. Kaip ir pulkininkas sakė, kalboj prieš rikiuotę. Mes turim būti pasirengę nagais, dantim, ragais, kuom tik tai nori, kovoti iki paskutinio kraujo lašo. Plikom rankom jam gerklį plėšti. Vat kai tai bus, tai priešai iš to labijos. Sparta gynė ne sienos, o Sparta gynė spartiečiai, tai yra kovos dvasia. Kovos dvasia yra būtent, tai reikalinga. Taip. Žinau, kad Robertas, su jums galėtume diskutuoti kaip ir prie laužo labai daug apie tas istorinės perspektyvas ir šiandien mes taipogi turime Lietuvos Respublikos narį, pilietinio pasipriešinimo grupės vadovą, turbūt nesumeluosiu geriausią karo istoriką Valdą Rakutį, taipogi skautą, brolį, ačiū tau už tavo didžiulį darbą, kurį tu dirbi tiek politiniam lygmenį, tiek akademiniai visuomeniai ir aš žinau, kad tu tą darbą tęsi kiekvieną dieną ir dabar tu šiandien vėl skubėsi į knygos pristatymą. Tavo nuomonė, tavo gilia įžvalga, iš ko tas plienas yra kaldinamas ir ką mums reikėtų pasistengti daugiau daryti su mūsų visuomenė. Kaip mums ugdyti tą patriotizmą? Visų pirma, reikia jį ugdyti. Patriotizmas ugdomas darbo asmeninių pavyzdžių ir konkrečiom veiklom. Todėl čia labai daug yra ceremonijų, daug tradicijų, daug kažkokių tai nuolat pasikartojančių veiksmų.
bet tie veiksmai turi būti daromi. Jeigu mokykla tame nedalyvauja, jeigu visi galvoja, kad čia tik kariuomenė turi ruošti, arba dar kažkas turi ruošti, ir žmonės negauna tos įtakos, arba ta įtaka nekonkuruoja su tuo, kur jisai gyvena, tai nieko nėra. Tai kalbėjom apie spartiečius arba senovės graikus bendrai paėmus, reiškia, tai pas juos labai daug dėmesio buvo skiriama būtent tam pilietiniam patriotiniam ugdymui. Kas yra Homero Iliada ir Odisėja, kurią mokindavosi graikai mintinai. Mintinai mokindavosi. Kiekvienas graikas. Kiekvienas. Tai didžiuliai Save gerbintis. Jo, bet reiškia, tai rodo, kad bent bandydavo tą dalyką daryti, aš neįsivaizduoju, nes jeigu užrašė vėliau užrašė negu gyveno tradicijai. Tai per tuos tekstus tu susitapatini su savo protėviais, susitapatini su savo idėjų pasauliu, kuriame esi. Ir tada tu esi paruoštas, nes tu tave suvokia, kad tu esi tos tautos ar to polio, kaip pas graikus buvo, reiškia, tu esi narys ir tie, kurie gyveno praeitį, ir tie, kurie gyvena šiandien, tie, kurie gyvens rytoj, tai yra vienis. Va, kas yra labai svarbu, nes kada prasideda bėda, kai sakom, po manęs tegul ir tvaras, koks skirtumas, ką man tie vaikai, aš pagyvensiu ir pasibaigs viskas šitoje vietoje. Tai va šitas, kodėl bajorų giminėse tiek daug dėmesio skiria protėviam, ne? Kabo paveikslai, va čia šitas tą darė, jis tave užkoduoja, kad ir tu taip darysi, tai yra grandinė, kuri turi būti. Tai mes turim užtikrinti šitos grandinės tęstinumą, atkreipkite dėmesį, ką mūsų priešai puola, istorinė sąmonė. Pirmoje vietoje, kad ten nebūtų gražių dalykų, kad ten nebūtų didvyriškų, didvyrius konkrečiai, asmeniškai reiškia, ir padaryti iš tavęs tokią šaltieną, kurią nesunku bus užimti ir jai įdiegti savas tiesas. Taip. Štai kodėl mes turime to užsiimti. Kas ne kartą buvo priešas daroma ir mes nuolatos su tuo susidurėm. Taip. Tai, bet Vladai, kokios priemonės yra, ko trūksta Lietuvai, štai dabar mes pamatėm 35 metai nepriklausomybės ir sunkiausi geopolitiniai lūžiai, karas Ukrainoje ir kiti procesai Lietuvoje. Ir staiga mes matom, kad didžiulis procentas mūsų tautiečių pasirodo žiūri į rytus. Kaip čia taip galėjo atsitikti? Todėl, kad mes neišnaudojam savo formalaus ir neformalaus ugdymo šitam dalykui stiprinti. Pradėkime nuo neformalaus. Šiaip žmoniška turėtų būti 10% jaunimo turėtų pabūti jaunimo organizacijų. Šauliuose, skautuose, ateitininkuose, įvairiuose. Turi būti įvairios, negali būti viena. Tai ar politinės valios problema? Pas mus mažiau procentų. Mažiau procentų. Toks yra skaičius, lijotų tokie duomenys. Bet kas kaltas? Todėl, kad visi galvoja, kad tai yra pačių organizacijų reikalas. Nemato Nebuvo organizacijų. politinės valios. Ne. Organizacija yra ne pati savaime. Organizacija yra priemonė valstybės ruošti savo žmonės. Lygiai taip pat kaip mokykla. Mokykla yra instrumentarius. Ir jį tada remi tam, kad jisai daro tą dalyką. Muziejų remi dėl to, kad muziejus pasakoja tokius dalykus. Ir tada tu supranti, kam to reikia. O pas mus, tai čia jums reikia. Tai čia Kažkas kitas, bet ne. Kažkas kitas. Mes nesuprantam, kad visą tai vienis. Ir va čia yra didžiausia problema. Taigi buvo depolitizacija mokyklos. Atsimenu tos dalykus. Mokykla turi būti depolitizuota. Tai žinoma, neturi kažkokią partiją ten valdyti. Nors valdo. Iš tikrųjų valdo partijos. O tėvynės negalima negalima. O ir pats samprata patriotizmo tarsi devalvuota buvo. Nu tai vėliavos, dar mokytojai vis tiek daro. Čia tik simboliai. Bet tai ne sistema. O mums teks skautis su sistema. Dėl to turi būti sistemingas pilietinis patriotinis ugdymas. Būtinai. Be šito mes nieko nepasieksim. Tiek, kiek padarėm, tiek ir turim. Jei galėčiau dar papildyti Valdą, tai labai patiko man jūsų mintis, kai sakėt, turim apjungti praeitį ir ateitį ir visi dirbti kartu. Tai aš, žinot, ką pagalvojau, kad va tiem jauniem kariam, kurie čia buvo įsirikiavę, kuriem buvo vos virš 20, mes jau esam praeitis. Aš pats prisimenu, kai aš buvau labai jaunas ir man dėstė brandus pulkininkas ir aš galvojau, Dieve, aš jau istorija, aš tiek negyvensiu. Ir aš dabar įsivaizduoju, kad jiem mes taip pačiai atrodom. Ir mes turim jiem tą perduoti ir jis prisimins, galbūt, ką aš jam kalbėjau, ką aš jam sakiau. Nes, pavyzdžiui, aš prisimenu, ką man tėvas pasakodavo. Ir kai jis pasakodavo įvairiausias istorijas iš Sibiro, iš visur, man ir tai atrodė kaip glūdi praeitis. Kaip mano seneliai vežė į Sibirą, tai mano senelis su 2 savo sūnais sunkvežimį stovėjo ir dainavo.
visas kaimas verkė su jai, o jie stovėjo ir dainavo, kai juos vežė į Sibirą. Tai aš tai klausiau ir galvoju, tai va čia tai buvo vyrai, va čia tai buvo vyrai. Tai kai tu tą išgirsti, tai tu ir pasiimi iš tos praeities. Taip ir tie jauni žmonės, ko gero iš mūsų, kaip iš praeities pasiimi. Drąsa užkrečia. Ir mes būsim tada vienai ir atitisi praeities. Tai tikrai, pulkininkė, pritariu jums ir iškart prie dainų tada. Dainos kaip, man labai patiko tas pasakymas, kad daugelis tapatino mūsų tautą rūpintojėliai, artojėliai. Tai palaukit, jeigu mes nebūtume karių tauta, tai iš vis nebūtų Lietuvos. Tai pirmoje vietoje tai kariai. Tai kiek tų dainų mes turime kariškų ir šiandien su mumis yra pokalbis senas bičiulis ir tikrai daugeliui pažįstamas, tvirto balso skautas Vytis, ABRX direktorius, taipogi daug dirbantis su kariškiais. Ačiū tau, Kazimierai, kad atvykai, ugniavijas lyderis. Partizaninių, kovinių, karinių, patriotinių dainų reikšmė dabartiniai Lietuvai. Tavo požiūrį kokie yra? Geras klausimas, ačiū Alkai. Aš gal kelias tokias irgi šiek tiek rezonuojančias mintis yra, pradėsiu gal nuo tokio platesnio konteksto, tai yra tai, kad va čia buvo vėlgi Odisėja paminėta ir apskritai, sakyčiau, mitologija. Na? Tai didelė šių laikų problema, mano akim žiūrint, tai yra ta, kad mes esame praradę ryšį su tais valstybės mitais. Kas yra ta mitologija? Tai yra kažkokie naratyvai, kuriais mes tikime. Na, kodėl Izraelis iš Masados sugeba pasidaryti nacionalinį epą, o mes apie pilėnus galvojame apie tai, kad tai yra kažkur toli, kažkur toli, arba ojetus, nusižudė, supranti, ten keli tūkstančiai. Beje, didžiausia... Labai graži opera Trakuose. Didžiausia Europos, reiškia, tokia, tokio pobūdžio įvykis, ne? Ir mes tą dalyką kažkaip tai nesugebam to aktualizuoti. Puolamas šitas dalykas. Taip. Kryptinga veikla. Tai va, tai reiškia, vienas dalykas tai yra mitai, kurie nėra aktualūs šiandieniniai visuomeniai. Tai yra didelė problema. Iš ko atsiranda visokie grafiti galbūt ir taip toliau. Tai yra žmonės pradeda kurti savo mitus, savo žaidimus, savo mitologijas. Ir mes esam truputėlį palikę tai, ką mes iš tiesų turim. Kodėl, vėlgi, čia tokie retoriniai klausimai. Kodėl gegužės 3 konstitucijos diena Lenkijoje viena didžiausių nacionalinių švenčių, pas mus tai yra čia ne mūsų istorija. Po truputį. Po truputį, taip. Jau yra gerų ženklų, matom ir prezidentūra, reiškia 63 metų sukilimo, pagerbimo renginys ir taip toliau. Yra tų pirmųjų kregždžių. Bet čia yra turbūt kalba apie tai, kad mes neturim to gilaus tokio matymo, kad tai yra tiesiogiai susiję su valstybės tęstinumu. Ir čia turbūt irgi yra tos istorinės politikos klausimai, patriotinio ugdymo klausimai ir taip toliau. Viskas tai yra tampriai susiję. Bet mes tada ateinam prie dainų ir čia turbūt aš sakyčiau, kad yra ne tik daina kaip vienas iš tokių aspektų, kurį mes turime giliai užkoduotų pas save kažkur genetikoje ar kultūrinėje atmintyje, bet apskritai turbūt reikėtų šnekėti apie kultūrą, nacionalinę kultūrą. Kad tai yra tos mitologijos ir tos istorijos aktualizavimo ir išraiškos priemonės. Ir dėl to daina kaip toksai įrankis, sakykime, ir perteikti tai koviniai dvasiai, ir perteikti istoriją, ir ją aktualizuoti, ir papasakoti kažkokius mitus, naratyvus, kurie yra mums būdingi kaip tautai, kaip sociumui kažkokiam. Tai yra be galo stiprus įrankis. Ir vėlgi, pulkininkas paminėjo, reiškia, tu stovi, nedreba, dainuoja, reiškia, kai visi aplinkui verkia. O mes stovėsim ir nedrebėsim, mes visus nugalėsim. Tai yra labai gera iliustracija, reiškia, kaip daina gali įkvėpti herojiškumui, kaip gali duoti trasą, kaip gali duoti ūpą ir taip toliau ir panašiai. O dabar grįžtant prie tavo klausimų ištakų, man atrodo, kad nieko keisto, kad mūsų tos karo dainos, istorinės dainos, jos buvo sistemingai naikinamos ir nieko keisto, kad mums buvo suformuotas tas artojėlio, supranti, įvaizdis, tai buvo viso XIX amžiaus įdirbis. Tai buvo okupacijos pasekmė, kad apie mus buvo šnekama kaip apie kažkokią tai agrarinę artojėlių visuomenę ir kad gink die ten dėl nesukiltų, nesusijungtų su kokiais Lenkais, ta prasme, neatsikurtų ta didybė, kuri kadaise buvo arba ta jėga. Tai, man atrodo, buvo tai sąmoningai marinama, bet mes neužmiršom, ne? Mes turim... Mūsų kraujyje. Ir tarp kitko, kas yra įdomu, aš čia labai trumpai dar pabaigsiu,
kaip tai rezonuoja vaikam stebėti, reiškia, kad klauso dainų, atrodo čia karo dainos, kartais liūdna, ten ašaros bėga, realiai tikrai vaikam bėga ašaros, bet ką tai reiškia? Kabina kažką, labai giliai esančio kabina, ta prasme, ko... Aš nežinau, ko ugniavies neužkabintų. Tai tokios mintis. Ja, tai dar noriu pridurti, mūsų Vanago Lietuva jau kelinti metai stato dvigubus juoduosius kryžius, kas yra heraldinis ženklas, tiek mūsų Vyčio skydę, tiek Jogailaičių, partizanų ženklas, Lietuvos kariuomenės specialiųjų pajėgų ženklas. Ir aš sakau, kai mes į tą tikrai juodą pastatome autentiškoje vietoje, ir Robertas yra dalyvavęs ne kartą ir visus kviečiu tikrai sudalyvauti, šiemet pastatėm, kaip žinia, Lionginui Baliukevičiui Dzūkui 100 metų, turbūt didžiausias, galingiausias kryžius išdygo. Ir aš kaip sakau, jis tada yra tikras, kada yra laužo liepsnų nuglostytas ir partizanų dainų nubučiuotas. Tada gimsta tikras tas kryžius. Na ir po to dar ne kartą važiavau prie Dainavos apygardos Kalesnių Kuliškai, aš mačiau, kaip šauliai, laisvės kovotojų giminaičiai ir kariai, ir jie pamatė tą kryžių, dalis apsiverkdavo. Jie netikėjo, kad čia vidury miško kažkur galėjo tokia galia išvykti su fizinė jėga, nes ten jau... Matau simbolių koks darbas. Ir staiga prasideda procesai, jau ir archeologai pradeda čia daryti tyrimus, čia jau tam tikros institucijos čia jau stenda, čia rodiklės, čia visi pradeda judėti. Vienas ženklas, kokį padarė didelį postūmį. Ir mes nesustosim. Mes tęsime tą darbą. Ir Alvyga, tu esi tikras lobynas. Lobynas kaip žmogus, aš žinau, nesenai grįžai iš Ukrainos, tu tikrai daug stengiasi, daug dirbi ir tavo valdose yra ne viena pilis, ir tos pilis yra turbūt vienas iš pagrindinių Lietuvoje, tiek Trakų pilis, tiek Medininkų pilis. Labai tau ačiū už tikrą patriotizmą, bendradarbiavimą su mūsų pilietinė visuomenė, su Lietuvos kariuomenė ir su kitom institucijom. Ta bendrystė yra ypač svarbi, kada vėl iškyla mūsų egzistencinis pavojus mūsų valstybei. Ir kaip mes jau kalbėjome, labai svarbu istorija, simboliai. Trakų muziejus kiek daug daro ir kiek stengiasi, ir tavo požiūris yra, kaip tu manai, kiek dar mums reikia įdėti pastangų, kur pasispausti, kad mes dar labiau suvoktume savo praeitį ir stiprybės semtumės iš mūsų karžygių istorijos. Čia geras klausimas ir labai tikrai sudėtingas, nes aš manau, kad nėra tos stebuklingos piliulės, kad mes galėtumėm sugirdyti kiekvienam jaunam žmogui, ar ne, ir jis staiga taptų ir patriotas, ir išmanantis istoriją, ir nusiteikęs iš tikrųjų visom išgalėm ginti tėvynę. Aš manau, kad šitas darbas yra nenutrūkstamas procesas, jis niekada nesibaigs, net kaip mes baigsim savo gyvenimo kelią. Labai svarbus solidarumas ir turbūt mes visi čia šiandien susirinkę ir bekalbėdami prie šito nedidelio apvalaus stalo ir įrodom, kad kiekvienas iš mūsų, darydamas savo darbą, dirbdamas toj srity, kurią turbūt geriausiai išmanom, geriausiai nutuokiam, sukuriam tam tikrą postūmį naujos tos patriotiškos visuomenės kokybės. Kaip pulkininkas pasakė, kad labai daug kas priklauso nuo sėjėjų, aš manau, daug kas priklauso ir nuo spurentos dirvos. Reikia dirbti ne tik su pačiu jaunimu, reikia dirbti su šeimom, keisti bendrą apskritai požiūrį. Iš tiesų, tos tendencijos, kurias mes matom, dabar mūsų kasdienybei, mūsų tų, kaip sakote, jau tos praeities, jau nueinančiai praeitį, kasdienybei matomos tos naujos tendencijos, jos, kaip ne naujos, jos tai pasikartoja tie obalsiai, ar ne, tos liūdnos, raudonosios praeities. Ir tai turbūt yra ženklas, kad mes turim nenuleisti rankų, kad mes turim sutelkti visas jėgas ir daryti viską, ką mes galim šiuo konkrečiu momentu. 10 kartų daugiau. Aišku, galim sakyti, vienas lauke ne karys, čia mes kažko nepadarysim, kažkokie mūsų darbai arba intencijos lieka bevaisės. Bet manau, vis tiek reikia nenuleisti rankų, vis tiek reikia eiti tuo patriotiškos visuomenės ugdymo keliu, nes tik tai
ne ginklai, tik tai patriotiškai nusiteikęs Lietuvos pilietis yra pagrindinė Lietuvos valstybės jėga. Tik tai tas tėvynės mylėtojas. Ir labai gražiai iš tikrųjų ir apie dainas kalbėjot. Daug ką mes suvokiame protų, bet emocijos yra didelė galia. Jeigu mes sakom, myliu tėvynę, mes suprantam, kad kalbam apie širdį. Jeigu mes sugebėsim įskelti ugnį, tai jau aš manau bus didžiulis rezultatas. O kaip mes padarysim, kokias priemonės naudosim, kokius metodus, manau, jie visi yra tinkami, geri. Taip, tikrai. Apie skautų metodus, mokymasis per veiklą, labai esminis. Vaikas gali būti toli nuo visko, jo tai neliečia. Žinau, kaip kažkada skautam reikėjo dalyvauti Kauno pilyje mūšių, mums žmonių trūko. Dirbdami pradinės klases ir sakėme, ateikit vyrai, gint reikės pilį. Ir pririnkom tokių mažiukų. Prisidarė jie tokių skydų paprastų, mes buvom kryžiuočiai, tada, reiškia, pešiom ėjom per visą miestą. Tai vieninės kiti kryžiuočiai buvo. Po kiek metų atsirasdavo jau normalūs, jau suaugę žmonės, tai aš tas mažiukas. Kryžiuotis ar lietuvis. Nes emocinė atmintis įsijungia. Iš tikrųjų. Ir jie sako, ateina į klasę žmogus ir sako, reikia ginti pilį. Ir tau viskas jisai eina daro, reiškia. Niekada to nebūtų. Bet iš tikrųjų šitoj situacijai puikus pavyzdys ir aš manau, kad tikrai nesvarbu, už kurią komandą tu tuo metu toj inscenizacijai žaidi, dalyvauji, ar ne, toj sužaidybintoje edukacijai, tam mūšį. Bet svarbiausia, kad tu labai gerai praėjus metam atsimeni, kaip tai tave ta situacija privertė jaustis. Ir tu atsimeni, taip, aš kovojau, aš gyniau pilį. Nesvarbu, kad tuo metu aš buvau kryžiuočio galbūt vaidmenį. Bet kovojau ir sukyla visiškai kitos emocijos. Visiškai kitos emocijos. Išveikti ir išjausti. Ir tai iš tikrųjų žmogui palieka didelį įspaudą, ant kurio jisai paskui kaip apaugina tiesiog, žinot, kaip krekždė lipdo lizdą. Tada jisai jau pats ieško kažkokių veiklų, tu tiesiog jį nukreipi. Ir kartais labai gerai būtų to nukreipiančių vektorių. Robertai, prašau. Aš gal tiesiog irgi papildyti kolegas visus. Iš tikrųjų, ką aš matau, kad mūsų daugelis, sakykime, mūsų priešų visą laiką bandė mus nutolinti nuo tos kariškos tradicijos. Ir iš dalies aš dėja, sakyčiau, ir tarpukario Lietuva prie to prisidėjo, nes buvo bandoma supriešinti tą taip vadinamą bajorišką, kilmingą Lietuvą su ta valstietiška Lietuva. Iš esmės. Ir buvo sakoma, kad Lietuva tai čia valstiečių kraštas, čia tik valstiečiai, tai toliau panašiai. Tame tarpe ir smetoniškas Lietuvos laikais. Deja. Ir iš tikrųjų, mano galva, tai su tą irgi reikia įvardinti ir tą pripažinti. Čia ne tik rusų pastangos buvo, čia buvo ir smetoniškas Lietuvos pastangos. Nes kario dvasia, karys yra bajoras, jis yra kilmingas savo esme. Istorijoje, visi žinot, kad visi kariai pagrindė vienaip ar kitaip buvo kilmingi. Čia prievolė to. To paaiškinama jų statusas. Būtent. Tai kitaip tariant, paneigimas visuomeniai kilmingumo, bajoriškumo lygų paneigimui, sakykime taip, kovinės karinės dvasios. Tai šiuo atveju, jeigu mes norim atrasti kovinę karinę dvasią, mes turim savo atrasti ryšį su ta bajoriška kilmingąja Mes kalbame apie identitetą. Taip, identitetas. Tai tas yra labai puikiai daroma Lenkijoje iš esmės, nes mūsų bendra valstybė, Žečpospolita, kurią mes kartu pastatėm, tai buvo Europos galybė 300 metų iš esmės, nenugalima, kol mes kartu buvom lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, kazokai, reiškia, tuo metu. Kai mes buvom kartu, niekas mūsų negalėjo nei pajudinti. Supervalstybė, mušėm visus kaimynus, visi mūsų bijojo. Reiškia, kai tik tai susikivirčiom tarpusavyje, tai istorinės pasiekmes matomos dėja iki šiandien. Tai šiuo atveju vėlgi, mums reikia atgaivinti savo bajorišką dvasią, kovinę, karinę dvasią, ir tas pradas mumise yra ir mes turim įskatinti. Ir visiškai pritariu, kad mes tą turim daryti valstybiniu lygmeniu, organizaciniu lygmeniu, visuomeniniu lygmeniu. Šaulių sąjunga yra naujoji, iš esmės, galima sakyti, sakykime taip, pilietiškos visuomenės kilmingųjų kabutėse bajorų, reiškia, organizacija, kuri tą irgi skatina, nes mes įsivaizduojam, kad bajoras tai buvo kažkoks labai turtingas žmogus. Ne. Buvo ir plikbajorių, kardas ir žirgas. Žečpospolitoj, mūsų abiejų tautų respublikoje, drąsiai galiu teikti, bent 80% bajorų dirbo savo žemę patys. Niekas už juos... Buvo vienas didžiausių procentų. Tai buvo pilietinė visuomenė. Kaip tuo metu galėjo atrodyti pilietinė visuomenė. Tai iš esmės, tai yra tiesiog bajoriškumas, tai yra dvasios būsena. Ne turtinė, o dvasios būsena.
Tai Butvis Putvinskis, Šaulių sąjungos ideologas, jisai, kadangi pats iš bajorų, jisai labai gerai apjungęs yra savo raštuose šitas sampratas. Aš kažkada pranešimą skaičiau Šaulių sąjungoje, sakiau, iš kur yra šauliškumo idėjos. Visi ten akivaizdžiai susijęmi tie dalykai. Šauliškumas tai senais laikais tas pats. Tai čia yra kario dvasios perdavimas, tik tai luominiai visuomeniai yra atskirti žmonės. Ir dėl to valstiečiai tarsi nedalyvauja, reiškia, krašto gynyboje. O vėlesniais laikais kaip tik susijęmi visi visuotinės karo prievolės idėja. Kada jinai gimsta visuotinės karo prievolės idėja, tada visa tauta yra kariuomenės... Kaip vienas kumštis. Kaip vienas kumštis. Pavyzdžiui, moteris, ne, sako, nu tai tos moteris čia gal nelabai dalyvavo. Palaukit, o kas su vaikais dirba? Taigi vaikus ir ugdė tos didinius mamos ugdydavo ir galima pasižiūrėti prie kiekvieno vaiko, galima rasti, kokia moteris su juo dirbo. Pavyzdžiui, mano geriausio draugo močiutė formavo jam tas noris. Ir visą laiką sako, man močiutė tos dalykus pasakė. Skiepijo, taip. Jo, tai čia reiškia, nes mamos su vaikais daug daugiau bendrauja negu tėčiai. Tėčiai irgi labai reikalingi, bet va čia yra visi turi veikti kaip vienas organizmas ir čia yra visa jėga. Ir partizanis karas todėl kaip vyko, už tai, kad visuomenė labai palaikė. O kada, reiškia, išvežė tuos palaikytojus, tada prasidėjo bėdas. Paramos ir skirtingai priešas dirbo. Ir prie to galima grįžti. Ir čia 100% palaikau dėl motinos įtaka. Pavyzdžiui, aš visas partizaniškas tremtinių dainas, kurių žinau dešimtis, aš visas iš motinos išmokau. O su Ugniavijų padainuotumėt? Ramiai. Prie laužo. 600 tūkstančių yra dokumentuotų dainų ir jų versijų užrašytų. Bet, reiškia, įdomu. O kiek visuomenės žino, kiek yra hitų? Tai čia viena dalis, bet yra kita dalis, tai yra tai, kad turbūt, vėlgi, čia jau turbūt tyrimų labai konkrečių nėra, bet greičiausiai yra tai, kad apie 80% jų yra užrašytų ir daugiau galbūt yra užrašytų iš moterų. Dėl ko ilgiau gyvendavo, vyrai tuo tarpu ten turėdavo savo reikalus, ta prasme, kariautai ir net tos karo dainos, reiškia, dažniausiai būdavo įdainuojamas moterų. Ir apie motinėlę, tai prasme, kaip apie Lietuvos Tai čia jau, čia kitaip. Ir aš, Kazimierai, tau noriu pridurti ir kažkaip taip pokalbio, mūsų gražios diskusijos galą, viskas taip susikliuoja, paskutinis žodis moteriai tada. Buvo pirmas ir paskutinis, tai dar kartelį labai Alvyga, sakau, noriu padėkoti, aš kiek žinau, tu totorių kilmės esi. Ne, karaimų? Ne, aš turiu labai daug iš tikrųjų. Visų tautų mikso. Man kažkaip atrodė, kad Vytauto dėka. Ir Lenkų, ir Žydų kraujo. Jo, visi mes... Ir ukrainiečių. Tikrai visi mes esam, turim, aš atsimenu, buvo... Tai man žinokit, tikrai etnocentrizmo yra labai lengva atsisakyti. Labai gerai. Aš esu tikra pilietė. Labai gerai, kad yra padaryti geresniai tyrimai Lietuvoje, kas mums artimiausi ir kas tolimiausi. Bet, Alvyga, dar grįšiu prie tavo didžiulio ir atsakingo darbo, kokį tu dabar dirbi. Tavo nuomonė būtent čia, Vytauto didžiojo ir tėvonijoje, ši vieta ant kiek svarbi mūsų tautiniam identitetui ir patriotiškumui vystyti. Takupilis ir Pusiasalio pilis. Manau, kad labai svarbi, iš tikrųjų, nesilygintume su kitais, ar ne, nei muziejais, Vytauto didžiojo karo muziejus, bet ta liepsna, apie kurią mes šnekėjom, ar ne, ta didinė liepsna, tėvynės meilėje galime vadinti patriotiškumu, pilietiškumu, kaip mes be pavadintumėm. Tai yra, turbūt pagrindinis dalykas, kuris žmogų nuteikia ginti savo namų, savo žemę, savo tėvynę, savo artimuosius. Bendruomenę savo. Jeigu tu šito nesuvoki, tai tada siūlau prisiklijuoti etiketę prie savo namų durų ir parašykite, kad kai ateis priešas, čia nėra ką ginti. Nes tavęs niekas kitas negins. Taip. Mes esam valstybė. Ačiū labai už gražias įžvalgas ir paskutinis žodis. Labai surezonavo ir dabar galvoju, tikrai žinosite, kaip reiškia šito klausimo specialistai ir istorinės atminties. Tai kasgi pasakė ir kokiom aplinkybėm, kad vienintelio gailiuosi, kad mokinome savo reiškia vaikus žemę ten arti, aš čia savai žodžiais perteikiu, ir duoną reiškia kepti, o turėjome mokinti daugiau šaudyti. Tai vienas iš partizanų, iš paskutinio žodžio. Ten yra daug aplinkybių, ar ten atitinka tą mintis. Bet kokiu atveju ta idėja ir mintis yra labai svarbi ir aktuali. Tai labai dėkoju ir ačiū visiems už jūsų taiklės kaip strėlės įžvalgas
Ir tegu visos tos strėlės lekia tiesiai į taikinį, tiesiai į Kremliaus žvaigždę. Ir mes laimėsime. Amen. Už Maskvos sudeginimą. Už Maskvos sudeginimą, už Maskvos sudeginimą. Ačiū. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū labai. Ačiū. Ne, super, pašnekėjom. Na ir ką? Ir dabar ką, viduramžių šiupinį?